Žaidimo sudoku pirmas etapas yra skirtas lavinti loginį ir analitinį mąstymą. Ir pirmasis etapas yra visiškai klasikinis sudoku variantas su skaičiais nuo 1 iki 4 ir žaidimo lauku, kurio plotas yra 4x4 langeliai. O žaidėjai turi sudėlioti trūkstamus skaičius į šią lentelę taip, kad tas pats skaičius nesikartotų toje pačioje eilutėje, tame pačiame stulpelyje ir tame pačiame mažajame kvadratuke. Taigi pabandykime sudėti. Žaidimo sąlyga yra padėta po plastiku, o žaidėjai dėlioja kitas korteles ir sprendžia. Taigi pabandykime pirmiausia gal pradėti nuo štai vienetų. Akivaizdu, kad šiame kvadratėlyje vienetas gali būti tik čia. Šiame gali būti tik čia. Vadinasi, ketvirtajame kvadratėlyje vienetas bus štai čia. Taip, dvejetai. Dabar čia dvejetas gali būti tik čia. Vadinasi, čia bus trejetas. Šiame kvadratėlyje dvejetas gali būti tik čia. Vadinasi, čia lieka ketvirtas. Čia matau, stulpelėje trūksta trejeto, o ir čia stulpelėje trūksta trejeto, šiame trūksta ketvirto, šioje eilutėje trūksta ketvirto, o šioje dvejeto. Štai taip paprastai išsisprendžia pirmas sudoku etapas.